Labas rytas ir sveiki užsukę į mano kanalą ir žiūrintis mano vlogą, o mikrofoną pamiršau. Tai va, dabar valysiu kiviukų dantis, nes manęs prašė parodyti, kaip valom kiviui dantis. Jis labai per daug nesipriešina, bet kartais gulasi ant nugaros ir pasiduoda, kad ją neskriaustų. Čia yra toksai ant piršto dantų šepetėlės ir su pasta šunims skirta. Ir dabar kaip mes darom, jisai biškis zuzena. Aha, mes va taip užtepam. Palauk, kiviukai. Aš jam valau kaip su pirštu ir tiesiog iki krūminių dantukų. Jam šitą pastą nėra bjauri, jam visai patinka. Iš kitos pusės man, kiviukai. Nu gerai, iš šono dabar. Aišku, aš labai tobulai čia tų dantų neišvalau, nes jisai nesileidžia, bet tai yra jau šis tas. Ir paskui duodam skanėstą. Kiviukai nori smarvytis. Nu va, ir nesiduoda. Kaip parodyti reikia, tai... Nu kiviukai. Nu šį kartą tiek, nes jisai kažkodėl nenori, kad rodyčiau. Dabar yra apie 9 valandos ryto ir mes labai anksti išėjom palyginus, kaip išeidavom kitais kartais ir mes dabar einame į Miklusėnus. Matot, apsibūturiu ant pirštinės, kurių nenešioju užsimovus ir dabar eisim, kivis, kad tik nesušaltų bijom, nes šiąnakt buvo šalčiausia šio mėnesio, ne? Savaitės naktis minus 16 laipsnių. Alytuj bent jau. Tai va, tai jeigu pamatysim, kad kiviui šalta pėdutėm, tai suksimės ir grįšim, bet šiaip tikimės pasiekti Miklusėnus, o Miklusėnai yra Alytaus rajone kaimas, bet labai netoli toks priemiestis ir mes tenai tikimės pasivaikščioti. Tai va, ir einame. Taigi, su vyru, dabar namuose, su vyru turėjom lakstymą pirmin atgal ir visaip įvairiai buvo nuotykių, bet galiausiai viskas baigėsi gerai. Tai dabar aš jums ir papasakosiu, kas nutiko. Kaip matėte, va dabar vlogė šiame, tas paskutinis įrašas yra, kur laukiamės, su kiviu einam ir tada buvo taip, kad įsidėjau į telefoną į kišenę ir toliau ėjom ir kažkur pamečiau telefoną iš kišenės. Ir tada mes grįžom namo. Ir ėjom ieškoti vėl, paskambinom policijai, pagal laikrodį ieškojom vietos, kaip čia pasakyti, vietos, kur yra telefonas, pagal tą programėlę rasti mano telefoną. Ir radom ir vietas ir viską, ir policija labai tiksliai nuvažiavo į vietą. Ai, dar nepapasakojau. Policija atvažiavo pas mus, pasėmė mus ir važiavom ieškoti telefono. Ir policija nuvažiavo tiksliai į kiemą, kur telefonas buvo rodoma per programėlę, kad jis ten yra kažkur netoliese. Tai va tai tada policininkas išlipęs skambino mano telefono numerį ir galiausiai, nors ir mes skambinom su vyru, tiksliau vyras, nes aš telefono neturėjau, ir skambinom, mum neatsiliepė, o paskui policininkui atsiliepė tokia moteris ir pasakė, kad rado mano telefoną. Ir gerai, va ir baigėsi. O buvo taip, kad aš kai pamečiau tą telefoną, senas dėdukas rado jį ir dar turėjo reikalų, vaikščiojo po miestą. Ir tada, kai jau reikalai baigėsi, nuėjo pas dukterį ir sako, ką man dabar daryti, aš radau telefoną, kur kreiptis, kam atiduoti. Ant mano telefono parašyta Loretos M. Jisai vaikščiojo tais takais, kur rado telefoną ir ieškojo panašios į mane. Nes ant mano viršelio telefono ne tik Loretos M parašyta, bet dar yra nuotrauka su kiviu. Tai va, tai ir galiausiai ta duktė pasitaikė tuo metu, beje, paminėsiu, dėdukas buvo gana pagyvenęs, todėl jis nemokėjo atsiliepti, dėl to ir neatsiliepė vyrui, kiek jisai skambino. O ta duktė, kai policininkas skambino, atsiliepė mano telefoną ir sakė, radom, taip radom, va, ir viską papasakojo. Ir mums labai buvo gaila, kad policininkai mus užrakino policijos automobilyje ir telefoną paimti nuėjo tik jie, liepė mums palaukti. Nes mes tikrai būtumėm davę truputį pinigėlių už radybas, nes kažkaip gaila žmogus gal iš pensijos tik gyvena,
o čia man brangus daiktas ir va, dabar toliau galiu filmuoti vlogus, radus, o kol būčiau naują įsigijus ir iš vis nuostoliai ir daug pinigų kainuoja. Tai va, tai būtų buvę ir prastesnės kokybės video, jei pigesnį būčiau įsigijus. Ir va dabar už tai galiu toliau tęsti vlogus. Su tuo pačiu telefonu, nes būtų pradingus ir medžiaga, nors medžiaga nebūtų pradingus, viskas debesyje. Tai va būčiau su nauju telefonu filmavus. Tai va, tai gana greitai čia radom, viskas gerai baigėsi, o dabar dar turim reikalų, dabar lėksim į paštą pasimti dėkliuko šitam telefonui, kur aš dar vyrui šiandien sakiau, kai ieškom telefoną, sakau, va, ir neradom, sakau, o aš dėkliuką kaip tik nusipirkau. Na ir dabar policija, kai rado, tai va, keisiu dėkliuką. Kągi, lėksim į paštą pasimti to dėkliuko, kurį atsiuntė iš AliExpress ir dar šiandien lauksiu draugės, tai vėliau parodysiu pageidavimo jūsų, kaip aš kepu čeburėkus. Taigi, kepsiu čeburėkus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad darau viską iš šakės. Įpilu pieno į kokteilinę. Čia yra ne smulkintuvė, o kokteilinė. Taip pat reikės 2 kiaušinių. Kivi, 2 kiaušinių. Metu į kriauklę kol kas. 2 kiaušiniai, kad suliptų. Tada, aišku, reikia druskos. Kuo sūriau mėgstat, tuo daugiau druskos dėkit. Ir taip pat miltų irgi iš šakės, iš maišo pilu tiesiai. Žiūriu, kad būtų kokie 3 šaukštai, 4, gal 4 šaukštai. Jau čia supilčiau viską, nes nedaug liko, bet tada bus per kieti. Ir dabar čia yra kokteilinė, jau sakiau. Pasukam ir pasukam. Blynams aš, tiksliau, čeburekų tam, kaip pavadint, blynui. Aš aliejaus į keptuvę nepilu. Aš vis dar neatsimenu, kuria mano skylė. Tik atsuku ant mažytės, kad neprisviltų ugnelės. Čia yra išplakta tešla. Kadangi skysta tešla, tai plaka ir galima išsiplakti ir kokteilinėje. Svarbiausia, kad miltų ne per mažai, nes jeigu per mažai miltų, tai tada gausis tik tai pienas su kiaušiniais. Kiviukai! Operatorius dabar išjungs, nes aš kepu blyną ir operatorius duos kivių kiaušinį, taigi duos kiviukų kiaušinuką. Na, operatorius nenori duoti. Aš turiu būti gerietė. Aš gera kiviukai. Ar aš gera? Gera mamytė. Va. Įsiprašė šį kartą. Šiaip labai stengiuosi daug neduoti. Nes gali šuo padauginti ir baltymų. Čia negalvokim, nes kalbiniai. Aš su tokiu segtuku užspaudžiu miltus ir pasiruošiu štai tokią lėkštę, kadangi čia sudėsim, mums reikia iškepti kokius 4 blynus, nes vyras valgys 2, o mes su drauge po 1. Jei sakiau, draugė ateis, tai duosiu 1 čeburėką ir aš 1 valgysiu. Nes draugė bus ir pavalgius, tai aš tik tai, kad pavaidinti, kad ką aš gaminu. Kadangi čia norėjo mūsų receptų vlogo žiūrovai, tai ir dabar tokį recepčiuką ir dėl to sugalvojau parodyti. Čia reikės laukti, todėl mes padarysim pertraukėlės. Pasitarkuosiu sūriui, kurį dėsiu kartu į čeburėkus su faršu. Nu, tiksliau, žiupsnelis faršo, žiupsnelis sūrio tarkuoto ir faršą kepsime čeburėke žalią, neapkepitą, dėl to, kad jis tada bus sultingesnis. Aš dar dėdavau majonezo, kur šį kartą nedėsiu, nes tiesiog neturime. Tai bet ir be majonezo skanu,
Čia va taip lėtai tarkuoju, aš tik dabar pastebėjau, kad labai lėtai tarkuoju. Dėl to, kad vyras pritraukė. Kivi! Nu, aš nesuprantu, kas tą vaiką tokį išauklėjo. Tai blynas iškepė. Pas mane labai ankšta. Jūs nekreipkite dėmesio. Blynas iškepė. Dabar įpilsim antram blynui. Tešlos galite pažiūrėti, kaip turi atrodyti blynas. Iš vienos pusės, tai čia iš tos, kuri kepė. Ir tokius blynus turim padaryti 4, kaip ir sakiau. Paruošiam faršą. Turiu kažkokių skanių, gal žiūrim prieskonių. Ką mes turime? Prieskonių. Kaip manote, operatorių, kokie būtų skaniausiai? Maltai mėsai. Yra maltai mėsai. Čia kartu yra druska, todėl druskos papildomai nedėsiu. Operatorius man padeda, bet aš kai su majonezu dariau, tai aš pyliau, man to sojų padažo. Majonezo visai nedėsiu, nes bus viename, sako operatorius, vyras sako, pabaigti majonezą. Bet ten bus tada vienam su majonezu, kitam majonezo. Ir šiaip įprastai, kas minko, tai minko su pirštinėm. Aš minkau saviems, tai minkau su rankom. Pas mus yra toksai dalykas, kad virtuvėje laikom skystą muilą rankoms, tai nebėda ir nusiplauti. Faršo pusę kilogramo, bet čia jo yra per daug. Nes į vieną čeburėką dėsis maždaug toksai va išplotas gabaliukas faršo, išplotas. Išplotas siauras ir išplotas. Gal dar ploniau. Čia tokie kaip... Taigi ant viršaus. Štai taip uždedame faršo su prieskoniais. Taip pat sūrio. Užlenksime. Oi, pomidorų padažą pamiršau. Aišku, aš jau neatsuksiu. Labai sudėtingai su pomidorų padažą atsukam. Žinot, ką mes darom, tai neatsukam. Mes gadinam dangtelius. Štai va, paimu šitą truputį ir tada atsisuka. Ne. Dar kartą pakartojam. Dabar jau įėjo oras ir galima atsukti. Ir pomidorų padažo truputėlį. Štai ir taip suruošiam visus 4 blynus ir tada parodysiu, kaip jie keps gražiai keptuvėje. Virs aliejuje. Štai čia kraštus nesukabinsim, jie gražiai ir taip iškeps. 2 blynai man sutrūko, nes tiesiog neįpurškiau aliejaus, nei kiek, tai va, dabar pasitaisau. Sakiau, kad kepsiu be aliejaus, bet reikia truputį aliejaus. Visgi čia čeburekai ir jie turi būti riebūs. Tai įpurškiau aliejaus, palauksiu, kol sušils ir tada pirsiu. Šitas pirmas blynas iškepė gerai dėl to, kad keptuvėje buvo aliejaus. Tai va, dabar atsuksiu stipriau, kad greičiau iššiltų aliejus, o tada primažysiu. Taip dažnai darau šitą triuką, nes tingiu laukti, kol sušils ant mažos ugnies, todėl atsuku didesnę. Jau, man atrodo, iššilo. Dabar dar tik padariau vieną blyną. Nu, va čia sunkiai. Dabar bus dar 3 trūksta. Va, dabar bus gerai. Kepam. Dabar vėl pasakysiu tą patį, kad parodysiu vėliau, kai kepsiu jau pačiame aliejuje. Kivi! Kivis tai. Gavai kiaušinuką, užtenka. Pirmą kartą, kai dariau, geriau pavyko, šį kartą ne taip gerai pavyko, bet štai vat iškepiau nors vieną gražų čeburėką,
Tai draugiai Laimai. Tai va, mes dabar pabūsim kartu visi.